Radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir šiandieną pas mus studijoje vieši aktorė Nomeda Bečiūtė, su kuria ir sveikinuosi. Tad labą ir gerą dieną. Labą. Pokalbį norėčiau pradėti nuo pažinties būtent su jumis. Galbūt dar yra žmonių, kurie nežino tų ištakų, iš kurgi jūs esate kilusi ir kaip viskas jūs pagaliau atvedė prie teatro. Tad prašau. Taip, su mano kilme dalykas yra toks. Mano gimtinė yra Vilnius, o tėviškė yra čia visai netoli, Pakruojo rajonas, Žeimelio seniūnija. Gimus augus esu Vilniui, bet mano abu tėvai yra būtent iš šito krašto, todėl, ko gero, apkeliavus pusę Lietuvos, Vilnių, Klaipėdą, vėl grįžus į Vilnių, dirbt pasirinkau Šiauliuose, tą aš supratau šiek tiek vėliau, kad aš ko gero grįžau į savo kraštą. Ir tiek. O kokia apskritai buvo ta pirmoji pažintis su teatru? Kada įvyko tas pirmasis kontaktas? Galbūt tai buvo, nežinau, mamos ir tėvo barnis virtuvėje, kada, kaip sakant, vyksta drama kažkokia ar teatras, o galbūt kaip tik priešingai, išvydote kažkokį spektaklį pirmą kartą? Nei tas. Nors ką gali žinot, kaip ten iš tikrųjų buvo. Tiesiog galbūt įtakojo visą tą aplinką, kurioje aš augau, pomėgiai, nors nepasakyčiau, kad aš svajojau būtinai būti aktorė, ar tiesiog, taip išėjo. Taip išėjo. Nes nuo vaikystės kažkaip scena buvo nesvetima, pažįstamas daiktas, su muzika teko bendrauti ir taip, vienu žodžiu, taip ėjo ir išėjo. Bet buvo kažkoks tas išskirtinis dalykas, kad būtent esat netoks vaikas, kaip sakant, kaip visi, kažkas išskirtinumo, kas būtent vestų link to dalyko, ar tiesiog kažkaip kaip iš giedro dangaus viskas? Aš nežinau, pati iš vidaus aš to nežinau, čia reikia paklausti tų žmonių, kurių aplinkoje aš augau. Galbūt jie ką žiūrėjo. O jeigu jau taip neįprastumo vaiko, tai aš ko gero turėčiau tada būti kur nors misijose Afganistane ar Irake, nes kiek save atsimenu, vis būdavo kazaki razbojniki kieme. Aišku, bet viskas gerai, kas yra gerai. Tikėkime, kad tai yra gerai. Man gerai, aš nesiskundžiu, o kitiem, jeigu kas negerai iš mano pusės, tai atsiprašau. Supratau. O dabar keliaukime prie Naisių vasaros serialo ir kaipgi patekote ten, kaipgi patekote į kamerų objektyvus? Įkalbėjo. Kas? Aušra. Aha. Lengvai ir sunkiai pasidavėte į tokai? Lengvai, nes pasidarė labai juokinga. Jis pasakė, sako, aš manau, sako, Nomeda, kad jūs neatsisakysit, kai jūs sužinosit, ką reikės vaidinti. Tai kai sužinojau, tai neatsisakiau. Nes tokia mano lemtis, kur aš bebūčiau, vis tiek aš nuo vaikų niekur nepabėgau. O kalbant štai ir apie pačią vaidybą, vis dėlto, ar jums yra lengva vaidinti, tarkim, tuos dalykus, kurie yra priešingi jums, o galbūt kaip tik atvirkščiai? Įdomiau gal yra tai daryti, ko nepažįsti. Ir man visada, ko gero, yra įdomiau dirbti tai, kas yra nepažįstama, kaip mano vienas amžinatilsį kolega Pranas Piaulokas sakydavo, va šito aš dar nemoku. Tai va, nes kai darai tai, kas jau pažįstama, kas tai atrodo, toks kaip savotiškas trenažas galbūt ar ką, bet be abejo, kad įdomu, tai yra mano darbas, bet tarkim repetuojant kažkokį naują dalyką ar susiduriant, kad ir serialę su kažkokiu tai vaidmeniu, su tuo, ko dar nežinai, kas dar nepažįstama, arba, kaip jūs sakėt, priešinga visiškai tau, tai paprasčiausiai tai yra įdomiau. Yra kur pasiknist. O kaip pačiam seriale, ar teko knistis, kalbant apie būtent jūsų įkūnijamą vaidmenį? Kad labai knistis gal ir neteko. Tiesiog reikėjo išpūst akis, ištempt ausis ir klausyt, ko režisierius nori iš tavęs. Taip atrodytų paprasta.
Nu, darbas toks, aš iš to duoną valgau. Bet apskritai, aktorystė jūsų akimis, ar tai yra tas, galima sakyti, darbas, amatas, kuris nėra toks labai sunkus, ar vis dėlto kaip specifinis dalykas turi tokių savų dalykėlių? Aš manau, kad aktorystė yra sunki labai profesija. Aš net nežinau, ar profesija, ar amatas, ar gyvenimo būdas. Nežinau, čia, kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir čia ir galima ir diskutuoti, ir ginčytis. Bet tai yra sunku, kai dirbi. O kai dirbi, bet ką yra sunku, grindis gerai išplauti. Jūs pasižiūrėkit, pabandykit, gerai iššuravot visus kampus, grindis, langus, ar ne? Dorai atlikti kiekvieną darbą yra sunku, yra kliūtis. Nors, kaip sako, aktorystė nėra vien tas, kad fizinis darbas, aišku, yra ir kūrybinis. Nors daug kas sako, kad aktorystė yra nekūrybinis darbas, yra tik perteikimas to, kas parašyta. Tai, bet sakau, čia jau kita tema ir... Kitą kartą. Kitą kartą, taip. Kokiom 3 valandom tada galėsim susitikti. Jeigu tik klausytojai tiek iškęs. Bet kaip... Teks įdomiai kalbėti. Aha, supratau. Ir dar vienas klausimėlis. Bet gerai, dabar kalbant apie aktorystę, kalbant apie aktoriaus sampratą, kas jūsų akimis yra aktorius apskritai, kas gali būti aktoriumi? Nes aš matau, jūs atkeliavote į čia, į studiją, jūs esate kitoks žmogus nei visi. Na, tiesiog sunku apsakyti kažkuo kuo, bet kaip manote jūs? Aš manau, kad aktorystė yra misija. Čia vėlgi gali būti ilga tema. Misija kuria prasme, kad trumpai paaiškint, ką aš turiu omeny. Ko tu išeini į sceną? Ar parodyti save? Ar konkrečiai kažką tai pasakyti. Gerai, o dabar iš to kyla, manau, dar vienas klausimas. Vis dėlto, kaip manote, kiek yra procentaliai tų žmonių, tarkim, apskritai scenoje, kalbant ir apie pradedančius aktorius, ar ne, kurie gal yra labiau egoistai tokie arba egocentristai, kurie eina, kaip ir minėjo, dėl to į sceną tam, kad juos kažkas pamatytų, arba dėl to, kad kažkas kažkam kažką pasakytų. Koks yra tas santykis? Na, bet jeigu pabandytume įsivaizduoti. O kad nežinau, čia jau reikėtų tokį ekstra tyrimą padaryti, kad... Nes paprastai ką, tarkim, televizoriui iš vis mums prieš akis, kad ir radijui, ar ne, mes girdim, matom ką, praktiškai tuos pačius balsus, tuos pačius veidus, tie, kurie vienaip veržiasi, bet tai aš manau, vienaip veržiasi save išreikšti, ar ne? Bet aš manau, kad čia yra tik labai labai maža dalis tų žmonių, kurie yra scenos žmonės, ar ne? Yra labai daug žmonių, kurie tyliai ramiai tą savo darbą daro. Ir aš nesakau nei vieną, nei kitą, ar čia yra ar gerai, ar blogai, tiesiog kiekvienam žmogui yra sava saviraiška. Ir jūs tiesiog to nesmerkėt jokiais būdais? Jokių būdų. Aš visų pirma, aš neturiu teisės to daryti. Bet jūs turite patirtį, kuri galbūt ir leistų. Bet suprantat, man galbūt reikia vieno, o kitam reikia ko kito. O ta, ar tai teisinga, ar tai neteisinga, ar verta, ar neverta, ta parodys laikas. Supratau. Beje, dar vienas klausimas, vis dėlto patirties turite daug. Prieš laidą dar bandėme suskaičiuoti, kiek vaidmenų apskritai būtų, tai jų arti 100, galbūt ir jau virš 100, galbūt ir kiti užsimiršė. Taip, ar išlieka dar toks dalykas prieš keliaujant į sceną jaudulys? Esu girdėjęs tokių teigimo, kad sako, jau kažkas negerai su žmogumi, su aktoriumi, jeigu jis eidamas į sceną nebebijo nieko. Kaip yra? Kaip manote jūs? Čia irgi individualiai. Sunku, kad ir tas jaudulys. Asmeniškai aš visada labai jaudinuosi. Visada. Yra rankos kojos virpa ir taip toliau, ir taip toliau. O ar tai teisinga, ar tai neteisinga, o ką aš žinau? Aš nežinau, gal čia kiekvienam žmogui, kaip jisai su savim
su savim susitvarko kaip kam nuo natūros žmogaus. Čia irgi negali būti vienos taisyklės kažkokios, kad nemanau, kad tai įmanoma. O receptą kokį nors turite tai visai baimiai numalšintam visam stresui? Turiu. Na. Reikia žinot, ko eini į sceną. Ir tuomet viskas? Ne viskas, bet bent jau tada aiškus, kaip sakant, tikslą turi. Ko eini į sceną konkrečiai. O ten klaidelė, kaip sakau, atsiprašau, kliurka tokia, kaip man tas žodis labai patinka. Tai aš manau, kad čia yra tik tai gyvybės priduodantis daiktas ir nematau didelės problemos ten, kad kažkas tai... Turbūt žinot, ko tu ten eini. O kalbant kaip tik apie klaideles, jų būna tikrai, manau, ir linksmų nutikimų kažkokių pasitaikančių scenoje, ar ne? Kas yra jums per tiek, manau, tikrai daugelį suvaidintų spektaklių tokio nutikę, bent jau linksmo scenoje? Apie blogą jau ir taip nekalbėkim. Kad linksmo, tokių, kaip būna tie vadinami jau anekdotinės situacijos, nelabai yra tokių kažkokių pačiai pasitaikė. Konkrečiai scenoj, kad būtų aplinkui ten per repeticijas kažkokie važiuojant kur nors užkulisiuose, tai visokio, bet dabar, kad labai tokios linksmėmis yra buvę taip, kad nors dabar tai atrodo linksma, tada tai buvo visai nelinksma. Kai su kolegė laukiam, kol išeis partneris, laukiam, staiga girdim didžiausias bilsmas iš grimo kambarių, tas ateina be kelnių. Ir rodo, kad aš į sceną nebesuspėsiu. Jis tiesiog pražiopsojo, užmiršo, kad dar jam reikia sceną ir nuėjo persirenginėti kitai scenai. Tai išsiviniojom kažkaip. Dabar tai linksma, tada buvo tikrai nelinksma, nes reikėjo galvoti, ką daryti. Bet iš kitos pusės tai yra įdomu vaidinant, ar ne? Nes tu nežinai, kada kas gali nutikti. Tai va tas ir yra. Teatro įdomumas visas ir tragiškumas galbūt, kad tai vyksta tik vieną sekundę, praėjo ir toliau nepasikartos. Ir spektaklius gali vaidinti virš 100 kartų ir ne vieno spektaklio tokio pat ir nežinai. Gali būti aktoriai tie patys, žiūrovai ne tie patys, keičiasi publika, nuotaikos, reakcijos, salės, įvairiai. Dabar ką tik užsiminate, kad galima spektaklį vaidinti labai daug kartų. Aš manau, kad tikrai būna tokių spektaklių, kurie būna pastatyti ir yra rodomi metus. Tad vis dėlto galbūt ir atsakėte į tą klausimą, jeigu aš paklausčiau jūsų, ar neatsibosta ten 10, 20, 30 kartų vaidinti tą patį. Jūs atsakytumėte, kad neatsibosta dėl to, jog viskas vis keičiasi, ar kartais būna? Nepasakyčiau, kad taip jau visai neatsibosta. Būna, kad atsibosta ir rutina, ir visa kita, bet ačiū Dievui, aš tik tai pagalvoju kartais, kaip gerai, kad mes esam repertuarinis teatras. Nes jeigu reikėtų kelis metus ar kelis mėnesius iš eilės vaidinti vieną ir tą patį spektaklį, taigi galima plytą pavirsti. Bet reiktų ir būtų. Kaip sakoma, darbas psichologiškai prisitaikytum. O čia, kad būna, tai sakau, virš 100 spektaklių gali vaidinti ir staiga kokiam 121, kaip šauna kas nors. O, galvoju, tu matai. Pasitaiko viskas. Pasitaiko įvairiai labai. Ir dar norėčiau paklausti, vis dėlto esate aktorė. Kartais netgi man, galiu prisipažinti, sunku būna nuspėti, ar jūs dabar vaidinate, ar nevaidinate. Vis dėlto, ar pasitaiko gyvenime tokių situacijų, kad einat gatve ir kas nors gerbėjas pribėga prie jūsų ir sako, o, tai jūs, Nomeda, pasirašykit mano, jūs apsimetat, kad tai ne jūs ir nueinate į šalį. Ar apskritai, ar tenka, aš noriu paklausti, pasinaudoti būtent savo aktoriniais sugebėjimais už scenos ribų? Aš manau, kad nenori, tenka kažkaip, nors stengiasi to nesinaudot. Kaip jūs paminėjot tą atvejį, kad jeigu gatvėj prie manęs prieina žmogus, aš tikrai neapsimetu, kad aš esu ne aš. Nebent tai būtų jau superinis kažkoks jau toks atvejis, kad grėstų pavojus ten mano ir aplinkinių gyvybė ir dar, ačiū Dievui, to nebuvo ir tikiuosi, kad nebus. O šiaip, galbūt,
Aišku, pasitaiko, tu nori, nenori, jau galų gale vien mūsų elgesys galbūt yra šiek tiek laisvesnis, šiek tiek su žmonėm gal bendraujam, lengviau, paprasčiau, nors aš nepasakyčiau, kad tai yra irgi taisyklė ir daug kasgi net ir visiškai neatpažįsta, o teatro aktorių tai ypatingai neatpažįsta gatvėje, nes pasikeičia scena, scenoje atrodo vienaip, dabar aišku, kai yra televizijos, tai dauguma aktorių, gal ne dauguma, gal dalį kažkurią, tai pamato per televiziją, tai todėl ir atpažįsta. Ai, čia vėlgi labai įvairūs dalykai yra. Supratau. Kągi, po truputėlį mūsų laidai skirtas laikas keliauja į pabaigą ir besibaigiant laidai norėčiau dar jūsų paklausti, vis dėlto žvelgiant į ateitį, ar rankų taip nenuleisite ir toliau kipsite į visus aktorystės darbus ir panašiai, ar tiesiog kažkada jau galvojate apie poilsį, kad pakanka to? O čia negali žinot, kad konkrečiai taip galvočiau, taip nėra. Bet niekada nesakyk niekada, o ką aš žinau, kas gali atsitikti, taip sakant, kad tai, kas neįeina visiškai mano planus, tarkim, ar duok Dieve, kad tai būtų gražus ir geri dalykai, kad tai nebūtų nelaimės, bėdos ir visa kita. Bet aš nemanau, su meniniam profesijom tai čia galima ilgai būti ir žiūrint kokią nišą randi. Supratau. Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį, tikiuosi ties ne paskutinės, dar turėsime. Tai mes tarėmės 3 valandas, kalbėsim apie misiją. Sutarėme. O ką dar kalbėti apie kitus teatro dalykus, ar ne? Taip, bet vienai per kitaip dėkuoju, buvo malonu ir visiems klausytojams primenu, kad šiandieną pas mus studijoje svečiavosi aktorė Nomeda Bečiūtė. Ačiū Jums ir gero ir malonaus to kelio aktoriaus. Ačiū. Iki.